Akivaizdžiai akim pamatysim. Iškirps tik tai tą momentą, kur jinai trenkia ir viskas, va bus pusantros sekundės parodys įrašą. Tai ne tik šitą gali. O kaip rankas laužyti? Ten yra, reiškia, trys filmuoti ir... Taigi nusikaltimai daromi tam vaizdo įrašai yra. Juos taip pat galima pateikti. Ir, pavyzdžiui, Seimo narys Ramonas, tai jisai labai daug įrašų prašė pateikti. Aš net galiu jums perskaityti, kokius jis įrašus. Jis norėjo, kad būtų pateikti visi įrašai, kada Venckienės tipo apšmeižė tuos teisėjus. Tai čia kaltinimas numeris 1, kuriam yra 2 metai. Tai prašė, kad visų televizijų ir visų žurnalistų įrašai būtų pateikti, o ne LNK ir Lietuvos ryto. Va, tai, nu, nežinau, kaip čia bus įgyvendinama, ten daug tų ir paskui, nu, vien žodžiu, jis visų įrašų reikalavo, kokie tik tai yra įmanomi. Dabar aš ką noriu pasakyti. Reiškia, yra tokia galimybė, kad jūs visi žinotumėt, nu, kaip tos įrašus, vat, kaip vyksta tas komisijos, reiškia, posėdis. Tai šitą dalyką galima parašius, reiškia, prašymą, galima iš Seimo kanceliarijos išreikalauti, ar ne? Tos posėdžio įrašus, ar jis video, aš nežinau, bet audio tai tiksliai. Tai labai, taip, čia reiktų parašyti pareiškimą. Kas nors turi parašyti tą pareiškimą. Aš tai žiūriu į poną Matulevičių, jisai tuos dalykus žino ir jis galėtų paprašyti. Ir mes visi ir jūs galėtumėt paklausyti tų įrašų. Žurnalistai nebuvo, taip, tie, kurie spausdina, tai taip, bet tie, kurie filmuoja, tie buvo išprašyti. Taip, o dabar paskutinė po pertraukėlės, tai jų buvo ten keletas įsėdę, tai jų buvo pagrindinis tikslas. Tau į veidą įstatyti, tau į veidą įstatyti. Ir sumontuoti. O kaip ten, vienu žodžiu. Bet aš labai linkėčiau, kad visi paklausytumėt, kaip dirba komisija ir jaustumėt, kaip kiekvienas Seimo narys reaguoja ir kaip jisai... Taip, tai tokia mano... Aš paskambinsiu kancleriui, paklausiu, kaip čia galima. Labai būtų gerai. Bet ponė Seimo narė, kaip čia dabar su ta Venckienė? Aš nesu Seimo narė, aš esu judėjimo drąsiaus kelias atstovė. Seimo narė. Ir gyvenime jie nebuvo. Čia pranašystė jūsų gyvenime. Staiga būsi, staiga, niekada. Aš noriu... Nuomonė, kad ten iš vis nuotaika. Šiaip klausy, nu kaip, dabar jums pasakyti, 2 nuomonės pasakysiu. Seimo nariai klausė, lyg tai atrodo, kaip ir suprasdami daugiau ponė Neringa. Tačiau sprendimai, nu, dar likusių 141 nario, nu, labai nustebino viena Seimo narė. Kuri pavardė galima sužinoti? Ne, jos ten nėra. O tai galima sužinoti pavardę? Dalia Kuodytė. Komisijos klausimai tokie, suprantat, leidžiantis Neringai paaiškinti, suprantat, bet sprendimai, kaip mes jau esame, yra padaryti. Tiesos. Gal iš vis nieko nereikia. Gražiai sustokime. Mes tiesos prašom, ne? Tu tikrai siūlai išskanduoti? Ne, gal nereikia skanduoti. Nieko, manau, tyliai reikia pastovėti. Tiesiog. Čia komisijos nariai, taip eina. Ne, pavyzdžiui, vienas žmogus ėjo, žinau, kad jisai tikrai neatsimenu pavardės aš jo. Ta prasme, nu... Su portfeliu, kur rankoj laiko. Tai aš tikrai žinau, kad jisai už mus... Nes ne visuomet, leidžia. Ai, va, Skučienė ateina. Toma. O dabar reikia ištraukti video. Nes man gali nebūti patarti. Gali būti. Įdės giliai.
vietos nėra įrašai. Kur neringą paliko? Drąsos kelio judėjimo.